Nu kągi, trečioji dalis, Episode 2, Half-Life 2, Episode 2. Jo, tai jau pabaiginėsim visą žaidimą, nebedaug jau čia liko ir tęsim toliau. Jeigu ką, primenu, nu pažiūrėkit prieš tai video, kaip ten baigėsi dramatiškai ir dabar žiūrim, kas toliau vyksta. O, aš vis dar šviesumo nepasididinau. Jo, pasididinau, okei. Okei, ir žiūrim, kas čia toliau vyksta. Ir man čia vėl, atsiprašau, aš šitą brightness aš vis kovoju. Man reikia jo padidinti, nes aš nieko nematau. Nu, kas čia vyksta jau? Aš esu, traukinį važiavau, dabar prieš traukinio bėgu, čia bandau kažkur tai čia pasiplauti iš čia. Gerai, žodžiu, traukiam toliau. Nu, iš traukinio išlipau. O, iškart portal gunas iškrytęs buvo. Čia kiek atsimenu durelės. Nu, žodžiu, judam toliau. Va, kas dabar kokia drama. Portalas liko, bet bokšto jau nebėra. Visas 17. O, ir va dar tokie dalykai vyksta. Nu, žodžiu, vis dar kažkas negerai. Tai bandom aiškintis, ką čia padaryti. Tvarkoja. Apgriovė, man kaip tik išgriovė praėjimą. Jo, čia aš atsimenu šito epizodo šachtos. Šachtos. Čia bus daug šachtų. Bet nieko. Po to išeisim ir į gamtą. Taip, kaip laik skylėtai krentam. Taip, čia toliau turbūt tiesiog einam toliau. Vėlgi bandau speedruninti. Žiūrėsim netgi kiek spėsiu. Kol kas tik tai 2 minutės, ką aš ten žiūriu. Čia turbūt tik kriūt galima, bet ja. Labai vėlgi, kaip sakiau, ne. Šachta pobėdai, va. Pititidėlėtyje. Kaip čia, rusų nesuprantantiem laimėjimo šachtą, nežinau, nugalėjimo. Čia turbūt, rusai turbūt, aišku. Gerai, čia bėgam. Čia turbūt reikia paleisti. Šitas vežimėlį. Kaip man, vos neįlipau kartu. Gerai. Taip, tvarkoju, šiam čia dabar bazė, čia ta bazė bus. Ta bazė čia gana paprasta užeit, va taip tiesiog. Gal čia dar ne ta bazė, bet taip, čia atsimenu, kad kažkaip užlipt, va, taip. Vėlgi bandysiu, kaip sakau, vis laik taupyti laiką, praeidinėti taip, kaip reikia. Ir aš atsimenu, kad va čia reikia šokti, čia tada prasidaryti, bet prieš tai dar reikia atsidaryti va čia, kad vartus atsidaryčiau, nieko nematau, va ten tie vartai. Ir čia tada per dugną išlipinės. Ir lieka užrakinta. Tai va. O, gražiai atrodo. Šitą galim nuskrinšotinti. Taip, gerai. Toliau. Čia. Tiesiog. Liftas. Taip, čia matosi, kad yra kažkieno paliktas daikščiukas. Neduoda išimti? Čia gal ir nereikėjo užlipinėti man? Gal reikėjo. Na, jeigu lendasi, tai reiškės reikėjo. Turbūt taip, sakysim. Taip, loading, gerai. Toliau važiuojam. Čia tas šachtas, aš atsimenu, čia bus reikalų su tom šachtom. Taip, gerai, vėl liftas. Prašosi judėti. Bet rankinis. Ne, čia daug požemių iš tam, aš atsimenu, bet viskas gerai. Šiaip man atrodo, tikslas neatrodo, o išgelbė tą patį bokštą, jo. Ir nespėjau šokti. Kvailai dar praradau. Čia reikia padleisti, man atrodo, ir po to pačiam šokti. Čia toks rankinė sistema. Aš tikiuosi, kad viskas automatiškai vyks. Ne, čia ne automatiškai. Gerai. Suolas nervuoja. Turiu portalganą. Gal geriau už to portalgano ir dirbsiu, nes portalgano aš vadinu. Gravity, kaip jis ten vadinasi. Nesvarbu. Gerai, toliau. Ten matau kažką pasukti galima. Čia kas? Čia yra duobė. Man tai duobė noriu slipti, aišku. Turbūt čia reikėjo, ne? Nesu taip kažkaip tikras, kažkodėl. Ką aš čia darau?
turbūt čia paprašiau turėjau prakryst, man čia kažkaip sudėtingai gaunas. Jo, ir čia tokiam vaskilėm vaikščiojimas. Man toks truputėlį jisai... Čia, aišku, būna variukai visokie, šaudosi. Bet šiaip tai viskas gerai. Šiaip užtat fainai galima pasidžiaugti, kad tas apšvietimas tikroviškai diena padarytas, tai čia matyti truputėlį ir... Čia turbūt nesvarbu būtų, ar alone modas, ar ne, vis tiek tamsu būtų, jo. Tai nieko tokio. Jo, ir čia tie va... Vorų tinklai. Ai, čia jo, čia tokia triki vieta, bet aš čia viską žinau, tai teks jau pasitikėti manim. Taip, čia reikia pradaužti. Jo, čia kol randi šitą duobę, tada eini per tą duobę į kitą pusę. Nes ten ilgai ieškai, kur jinai bus. O gal ir neilgai. Ir tada kažką darai. Neatsimenu, prasidaužyti turbūt reikia. Kažkaip ant galvos viskas krentama. Ai, ten prieš tai būni prasidaužęs, aš dabar gal nelabai gerai padariau. Ai, bet nieko. Ir tada išlipi. Aš taip tikiuosi. Jo, aš tikiuosi, kad išlipi. Jo, ir tada gali va čia, tik reikia atsargiai su dėžėm, kurios sproksta. Taip, ir tada tolin vėl. Taip, čia vėl tada kažkur, ežeriukas. Taip, tada man kur reikia. Nežinau, kartais reikia tiesiog nerti, kartais praeiti. Ai, čia dabar reikia jo, va tai va. Vėl. Čia gerai rodo, kur varatinklis, reiškia, ten dar nebuvai. Gana neblogai. Au, neperšku. Šalvinukai, kurių nereiks, man vis tiek nėra pašaudyti. Taip, čia turbūt... Ne, čia. Čia optimistiškas buvo variantas, bet jeigu nereik, gali būti, kad bus kur nunerti. Va, sakau, vat, yra viskas numatyta. Gerai. Mesgi speedruninam truputėlį, lengvai. Gerai, varom. Dar nesiseivinau. Na, aš automatiškai seivinas. Taip, vėl matau, kur eit. Jeigu matau, tai einam. Nedėlsiam. Šito vaikščiojimo, tai aš atsimenu tokią labai nemažai. Gerai, ten ar ten? Dilema. Nežinau, nes šiandien atrodo aš ratu sukuosi. O aš kur sakiau ten? Va ten, jo. Gerai. Varom toliau. Čia turbūt ten, o loading, reiškia jau kažkur. Žodžiu, iš šitų šachtų bus reikalų išlysti, bet kas čia per auks power, kodėl? Taip, vėl kažkur prakritau. Ai, va čia bus vieta, kur tie ufonautai, kaip jie tie, aš jų neištariu. Čia reikia, tipo, nuo jų apsiginti, bet ir čia jie, tipo, bando jie, na gerai, nespoilinsiu, bet žodžiu, padeda tie ufonautai mums, o aš turiu čia ginti visą šitą vietą, atsišaudyti. Čia būna daug tokios dramos, bet čia, kadangi vien čia užtruktų turbūt pusvalandį kokį, bet dabar greit galiu prabėgti. Jo, su prabėgimo šitie epizodai tai greičiau gerokai. Jau vieną matyt per kiek praėjau ten, kiek ten 30 minučių užtruko. Ai, čia beje kai kur gal ir galima užlipti, bet kai kur labai neįdomu. Čia jo, čia kai kur bus toks, turbūt eisiu ten, kur nėra tinklo. Tiesiog, čia kai kur dar įkrist galima, kas kvailiausia. Reikia stebėti. Po kojom dar ir... Jo, va, pavyzdžiui, ten, man atrodo, galime įkristi. Aš dabar pasiklydau, man atrodo, jau. Nesu tikras, kur einu. Man atrodo, atgal einu dabar. Ten tikrai nereikia? Ne, nereikia. Var pasiklydau lygioje vietą. Nieko tokio, tai atsiklysiu, va, ten gal kažkur tai. Aha. Bet ne, vėl apsisukau ratu ir viskas. Ir tada kur? Tada ten. Turbūt. Naujų varų šitų ieškom. Gal tada bent jau numušti, tada žinosiu, kad aš dar šovinių gavau. Čia turbūt nukrist galima irgi. Čia turbūt ne. Tikiuosi. Ai, čia jau viskas, dabar jau nukritau tik šiaip. Ai, gerai. Čia bedugnė, ne čia. Gerai. Tada į viršų. Na ir einam ten kažkur. Loading? Ne? Ar vėl iškrysiu kažkur? Manis ir pakeitė, faina, kad pakeitė. Savo granatą į priekį išsimečiau ir einu į granatą. Gerai, varom. Nu va, vėl prakritimas. Taip, vis arčiau. Ai, čia reikia atsarginės. Wow, ir čia, man atrodo, galima ir mirti. Ja, tai geriau būtų ant kopėtėlio. Taip, čia dabar yra gana paprastai viskas. Tuoj. Prastai viskas, tik nežinau kaip.
Taip, čia turbūt galima pradaužyti, bet... Ai, tai gal reikia vat kokią granatą pasimesti. Pabandom taip gal. Jo. Visai neblogai buvo. Smagu. Vėl liftas. Ai, čia liftas, bet jis manęs, aš jam per lengvas, kad jis važiuotų. Čia toksai. Tai man reikia jam užkrauti. Jo, čia reikėjo šitą. Sakiau portal gun'o, kaip aš čia gravity gun'as. Jo, čia reikia su savimi įsimesti truputį dėžučių, kad būtų sunkiau šiek tiek. Kad galima būtų. Čia, man atrodo, ir daugiau tų dėžučių yra, ne? Kažkur tai. Va, dar stovi dvi, tai visas panaudoju. Ai, dar galima va metalo gabalą, tas tai tikrai kietas. Važiuojam kartu. Na va. Čia net per greit dabar gaunasi, to gal nereikėjo. Nieko. Gerai, varom toliau. Taip, čia dabar matau liftą, čia matau, kad galima užeiti, pasimti vieną kažkokią smulkmeną. Ai, ne, biškį pasipildysim, vis tiek reikia pildytisgi. Oi, čia buvo. Taip, čia vėl liftas, kuris... Jo, čia yra toksai triukas. Visur čia truputėlį tokia galvosiu, kaip pakeli. Jis ten kažkur nuvažiuoja, bet labai greit ir nespėja. Tada pasiemi šituos daiktus. Ir tada, nes kitaip nespėsi iki jo nubėgti. Tada jį nuleidi žemyn. Ir tada uždėti tuos daiktus, kad spėtum nubėgti. Bet toks ir triukas. Nes jis labai greitas, tipo, per greitas. Ir aš vis nespėt nubėgti tam, kad jis nenuvažiuotų. Jo, tokia idėja. Turbūt užteks. Ja. Dabar čia taip ir tada varau. Ta, jis turėtų... Jis pabėgo. Per mažai. Per mažai aš jam... Per mažai uždėjau. Reikia dar kažką. Man atrodo, dar vienas va metalas yra teisingai. Nu, ten turbūt galima buvo spėti, bet gal ir ne. Man atrodo, tai reikia padaryti taip, kad jis vis neišvažiuotų. Va. Ir tada nuėmė jos ir važiuoja sau ramiai. Va. Va, kaip gerai, kai žinai. Kiek čia? 12 minučių. Per kiek pirmą epizodų 1 praėjau per... Čia prašosi kelti. Per 30 minučių. Nu, tai pažiūrėsim, kiek čia truksim. Gerai. Svarbiausia dabar išsimalti šitų. Taip, čia neaišku, turbūt nereikia. Čia nebeatsimenu truputėlį. Galima atsidaryti vis laik pasižiūrėti, kas vis duoja. Nieko gero. Čia atidaryta. Ai, čia buvau, man atrodo, netgi. Ne? Palauk, čia tai jau. Čia, sakau, buvau. Tai kokia prasmė tada man čia grįžti? Ai, gal čia taip reikia grįžti. Čia gal kažką nuspaudžiau ar ką. Čia nieko nėra. O ten irgi nieko nėra. Pala. Kažkas man čia nepatinka. Negi vėl pasiklydau. Čia atsidariau. Liftas, aš su juo... Kas čia su liftu buvo? Blemba geras. Tik apsisukau ir nebeatsimenu. Čia aš viską gerai atsidariau. Čia gal šokti. Ai, čia liftas, su kuriuo nusileidau, ne? Blemba. Geras, apėjau ratą ir jau nebeatsimenu. Siaubas kažkoks. Taigi dar vėlgi šiandien žaidžiau. Nu gerai. Nu gerai, o jeigu aš grįžtu. Ai, va. O kodėl aš čia nejau anksčiau? Vagi. Važiuojame į apačią? Nežinau, ar ten noriu. Nu gerai, noriu. Ne, nenoriu. Jau persigavau. Jo, ten reikia atsargiau truputėlį. Gerai. Bet šiaip kryptis gerai, tik tai reikia greitai šokti, kai nuėjame. Man atrodo, į viršų reikėjo. Gal dar ten ir neėjau. Čia va važiuoti pradeda, reikia pasitraukti, nes bus nelabai gerai. Jo, man atrodo, teisinga linkme dabar einu. Vėl teisingai pasakau. Plius dar čia kažkur nukrenta, tai jau gerai. Ai, čia pavažiuosi. Gerai, pavažiuojam. Nieko tokio. Čiuš. Jo, ir čia viskas žemyn ir į vandenį. Bet, jeigu teisingai neužkrenta ant tavęs niekas, tai tu išneri šiaip ne taip ir pamatai kopėtėlės. Ir tada tiesiog užlipi aukštyn. Jo, iš tikrųjų čia nereikėjo, bet nežinau, ar įmanoma iššokti.
Turbūt gal ir ne, bet čia viskas gerai, čia šalia kaip tik bus išėjimas, man atrodo, va čia va jo. Toliau va. Aha, vėl. Kiek tos uolos bus? Taip, čia turbūt, kad reikia ten ir eiti. Jo, gerai va pasišviesino, tai nors kažkas matosi, nes šiaip tai žaidimas čia ir taip tamsus. Gana, tai čia iš vis labai tamsus. Būna gerai, kad žibintuvėlės veikia, neribotai bent jau. Va, čia jau vėl čia tas... Taip, čia keli momentai. Pirmas momentas galima užlipti, pasimti visokių ten šovinių. Tada galima čia susprogdinti gal. Ir tada spaudi liftą. Jo, liftas labai ilgai važiuoja, aš atsimenu šitą. Jo, spaudi ir jisai ten. Bet jau matosi va progresas, nes tipo jau viršui ten. Ai, kaip aš čia nesaugiai viską darau. O! Shotgunas labai gerai. Nelabai man reikia, bet tik to. O, kaip ilgai važiuoju. Nu ką, aš čia dar galiu nuveikti. Šovinius be reikalo naudoju. Reiktų viršui nulip dar tai pasidėti. Nu gal atvažiuos kažkada. Kur mano šovinys šitas taikiklis dingo, neįsivaizduoju. Nesuprantu. Buvo, nebėra. Gerai. Turbūt, kad jau čia baigsis maivimaisi. Nežinau, ką čia daugiau veikti. Va, viskas, liftas atvažiavo. Gyvybių nelabai reikia. O, iškart. Be paklausimo, iškart tik lipau ir jau važiuojam į viršų. Matyt, vėlavo jau. Gerai, varom. Čia smagu bent jau dangų pamatyti. Kažkaip tamsu tik tai. Nu va, jau man atrodo krapštaus iš tų požemio po truputį. Bet dar po truputį, man atrodo, reiks pavaikščioti dar. Taip, jo, čia kažkur užrėmė kažkas, kam čia užrėmti. Jeigu noriu praeiti, vėl užrėmiau pats. Ne, dar nesibaigė, dar truputėlį reiks praeiti, bet jau nebėl tikiuosi netoli. Vėl duobė, reikia kristi, jeigu duobė. Čia niekur nepraeisi. Ai, čia triki toksai. Ai, ten šiaip yra užremta, tai reikia tiesiog išdaužyti arba va taip padaryti. Tiesiog nukrintais. Taip, toliau. Čia irgi tas pats. Jo, tik nežinau, ar ten reikia eiti, man atrodo, kad ne. O gal ir čia. Ten kažkas buvo, bet man atrodo nedaug. Loading reiškias vėl gerai. Loading vis parodo, kad gerai. Taip, gerai. Nu kągi, čia nieko. Kur aš užlipau? Iš čia atėjau. Aš jau pas nevisigaudu, iš kur atėjau. Ten tai nieko turbūt nėra. Liftas, bet ne liftas. Čia va, jo, į vamzdį. Taip. Bet šitas ventiliatorius ilgai nesuveikia. Ten kažką jis papučia ir pasproksta. Ir tada svarbu, kur sustos. Net įdomu ir tai pačioje vietoje. Ai, bet čia jį galima pasukti, man atrodo. Ar ne? Kažkaip atsimenu, nes man reikia, kad viršui būtų. Ar su gravity ganu gal galima? Jo, galima jį pastumti. Bet ne taip ir lengvai. Ai, va, easy. Tiesiog daužai per vieną iš šitų ir jisai. Ir prasisuk. Gerai. Daugiau nereikia. Tikėsimės neįsijungia. Gerai, toliau. Taip, ten nieko tenka. Vamzdžiais paeiti. Kogi nepaeiti. Taip, o man čia reikėjo ir čia, man vis dėlto reikėjo čia turbūt kristi. Nu, dar vamzdžiai šitie nesibaigė, dar šitie pasirodo. Jo, kažkaip nori, kad aš čia labai ilgai būčiau. Mane užknisau truputėlį. Bet nieko, viskas gerai. Šiaip nežinau, čia jūs turbūt žaistumėte, jums čia sakytume, viskas čia gerai. Man tiesiog gal jau aš kai kuriuose vietose jau atsižaidžiau. O ten gal reikia eiti, ne? Kažkaip. Bet čia neužsilipa kažkodėl. Kodėl neužsilipa? Viskas čia užsilipa. Gerai, kur toliau?
Niekur. Tik tai pasimiau gyvybės ir viskas. Ai. Pala. Nesupratau. O pronert gal kažkur? Aišku pronert, va? Ne. Va. Gerai. Viskas tvarkoja. O kitoj pusėje, man atrodo, aš esu dabar. Jo. Taip, toliau kur? Čia. O čia va tokie, čia su tais variukais tokiais atsimenu, kurias traiškit galime. Va. Koriai kažkokie. Visokie gyvūnyje auga. Kaip ir žemėj, bet ne žemiška. Nesgi ten kažkas portalą pravėriau, ten nieko nėra. Nors ir pro ten eit. Nu gerai, pro ten einu. Kažkau pro čia mėliau. O. Visai gražu gal. Koriai tokie gražus. Ok, čia vėl. Čia turbūt tik tai. Šį kartą. Ja, sunkiai čia taip einasi. Gerai. Taip, dabar vėl turbūt. Nu, aš net nelabai gilinęs, tiesiog einu. Kur einasi, ten ir einu. Ir nebeseina, bet ten buvo posūkis. Tai jį galima ir aplankyti, nors ir siaura čia, bet čia turbūt kaip tik tai, ko man reikia. Jo, čia va kažkaip nusileist. Malonės vietelės tokias. Gerai. Gyvūnyje. Taip, ar ten? Nežinau. Ai, čia nieko nėra. Nors yra, bet ai, tas duobės į tas lizdus nelys. Taip, vėl praėjimas. Kažkokia truputį pakvėpuot duoda. Jau galvoju išlindau. Ne, dar vis. Nu, bet jau baigsis. Turėtų baigtis kažką. Čia vėl. Gerai, čia nukritau, reiškia, jau čia nereiks grįžti. Greičiausiai. Nu va. O, spraginėja kažkas. Gerai. Jeigu žemyn, tai žemyn. Good. Čia. Taip. Nu kągi. Liftas kažkoks. Ai, čia liftas neveikintis, bet jį labai paprasta pataisyti. Čia kai žinai. Va, jis yra iš variklio išsiremi, įdedi jį į čia. Ir tada, man atrodo, atsistoji ant jo ir važiuoji. Viskas. Jeigu neklystu. Ai, o kaip ant jo atsistoti? Va šitą tai neatsimenu. Va, iš čia. Ir man atrodo... Ai, iškvieti liftą tada. Šitą paspaudė. Šitą dar reikėjo paspausti, jo suvedė. Ir tada liftą iškvieti. Jis truputį besimaivydamas, bet atvažiuoja, man atrodo. Ne? Va. Atvyko. Gerai, vyrai, važiuojame į viršų. Aš jau norėčiau matyti jau vėl. Pamatyti vėl jau pamatyti šviesą. A, kaip čia šviesu. Aš prisitemdysiu savo truputį veidą. Bus. Galiu net spalvą keisti. O, gerai, užtenka. Savo youtuberio lempos. Galiu iš vis va tai padaryti. Ai, bet vis tiek bando kamerą išviesinti, tai nelabai yra prasmės. Gerai. Man truputėlį mažiau šviesos bus. Nes čia tamsu, bet po to... O, gal jau šviesa pagaliau. Man atrodo. Jee. Man atrodo Ne? Taip, pagaliau. Ai, čia buvau. Vagi, per čia pakėlė mane tasgi, kur aš sakiau. Ja, tengi aš buvau tam lygiai. Čia, okei. Dar ne visai išlindau, bet jau netoli. Gerai. Čia vėl turbūt krentam, vėl loading. Na, kiek jau galima. Išėjau. Taip, dabar čia. Visai tokia augmenija nebloga, beje, čia irgi toks. Čia turbūt krysiu iš vis. Dzin. Taip, dabar kas svarbiausia. Va, tas va nesąmonė sukasi, ten tas portalas yra likęs, jo. Bet man turbūt dabar reikės gelbėti. Ir man reikia, kiek esu kažkokį White Forest, jo. Tai va, čia bus visa ta kelionė. Jo, čia va irgi. Na, visai smagu pagaliau. Kaip fainai išeit. Labai daug pradžioj buvo tų tunelių tokių. Aišku, gerai, kai jau žinai juos, tai nieko baisaus, bet toks... Ten reikėtų paeiti, nu, papalysim, tak to sunku, bet gerai, toliau tada. Čia kažkokia bazė lyg karinė bus, o gal aš jau praėjau? Ne, bus, man atrodo.
Bet jinai tuščia, aišku, bus, ašgi čia vienasis. Čia lyg ir tunelys, bet čia jau nebeleis manęs į tos tunelius, jau užteks tai tuneliai. Taip, dabar reikia prisiminti. Man atrodo, lipt kažkur reikia. Gal čia? Jo. Teisingai. Čia. Tada taip. O tada nežinau kur. Šiaip ten prašus. Kas čia akmenį padėjo? Taip, ir tada va čia. O, kaip lentas gerai susidėjo. Turbūt į liftą. Taip, liftas užremtas su pagalėliu. Ai. Gerai. Į liftą lipam. O kam, aš nebijau į liftą. Ai, čia va kažkas užkirto. Kirviu. Oi. Ne, į viršų. Atsikirto liftas. Restartina. Ja. Va ten man reikia sunaikinti tą vietą. Tą portalą uždaryti kažkaip. Tai spoiler alert pavyks man. Bet nebent kažkas neužsikraus. Taip, čia irgi niekur reikia negribauti, nes čia yra tokių vietų, kur galima pasiklysti. Pavyzdžiui, gal ir niekur. Taip, va, čia kažkokia jau kažkur tai bazė kažkokia papuola. Taip, čia va yra, va, tokia bazė. Bet čia taip atrodo daug, bet iš tikrųjų nėra taip ir baisiai daug. Gal išsisaugosiu dar, nors šiaip tik išsaugojo, man atrodo, man. Taip, čia nepraeisi, ten, man atrodo, reikia kažkur tai ir tai krist ar kažką tai. Ai, va, čia, man atrodo, čia reikia eiti. Jo. Ne. Va, man atrodo, man čia reikia nusileisti. Tiesiog nusileisti. Jo, ir tada dar nusileisti, man atrodo, reikia, ne? Man atrodo, kad taip. Jo, ir tada čia. Va, kai vėl, kai žinai, tai gerai. Ir dar turbūt nusileisti, jo. Tai va, dalim leidęs. Ir tada gal dar nusileisti. Kogi ne. Jo, dar kartą nusileisti ir tada gal jau užteks. Tada jau man reikia išeiti iš čia. Va, visai neblogai. Greitai čia prasisukau. Tik niekur nenuėjau, jo, nes nepratėm. 6. Ar dar... O čia nereikėjo leistis. Jo, o taip ir būna. Gerai, bet gerai, kad startina mane teisingai. Taip, čia turbūt nereikia leistis, tai čia reikia prabėgti, bet aš ir greit ir prabėgau. Čia žemyn turbūt. Ten gal dar žemiau galima? Kur dar žemiau? Ai, čia va prašosi. Kaip keista, kad... Neatsimenu, ar čia reikia ar nereikia. Gal reikia, jeigu va, pasilenkti galima. Ai, čia yra, jo. Čia kažkol keista, bet norisi pasukti, bet negalima pasukti, nepasisuka. Čia gal nesprogdinsiu, per daug arti. Čia duris, tas neveikia, bet tos, man atrodo, veikia, tiksliau ten durų nėra. Gerai. Čia kur aš dabar išeinu? Tu kvail, jeigu vėl atgal. Ne, ant stogo. Ant stogas jau neblogai. Stogą, kai vis laikį žinom, kad reikia nusimti kažką tai ir... Jo, va. O, ne čia. Kažkuria atsidarysiu ir būtinai ten bus laisva. Ne? Ar čia ne toks stogas? Man atrodo, kad toks. Nėra skylės, kur aš galėčiau įlipti? Būtų labai keista. Ar aš neteisingai atsimenu šitą žaidimą? Visą stogą. Va, sakau, kad turi būti. Va. Čia nežinau kas, tvartas, ne tvartas. Kažkur tai reikia eiti. Čia nieko nėra. Čia irgi nieko. Per greit judu. Reikia susižydėlioti, kur aš einu. Čia? Negi, buvau tik. Ok, čia negaliu praeiti. Ai, čia galiu praeiti. Bet čia aš jau irgi buvau. Ne, čia nebuvau. Va, tarp šitų teisingai. Čia reikia prašliaužti kažkaip tai. Nu ką, 29 nespėjau. Šitas ilgiau, triškas epizodų. Gerai. Čia dar bus reikalų. Taip, čia kažkoks tai sandėlys. Tai varom per sandėlį. Čia kiek atsimenu užsilipi čia. Ai, čia va, lauderis stovi. Reikia paspausti. Jisai pakelia platformą ir aš ant jos galiu užlipti tiesiog. Ir čia va kaip tik yra netgi vieta, per kur užlipti. Tik man reikia ant tos platformos, man neužteks. Nes aš Jo, reikia pasimti kažkokią dėžę. Ir aš ant jos užsilipsiu. Jo, nes platformos neužteks užlipti, man reikia va ten. Va, ja. Tai va, čia panašu, kad čia. Jeigu jau taip
O, kaip nervuoja. Na, aišku, fainai, jo, labai gerai. Gal perlipsiu. Bet aš visai galiu. Kažkodėl jo, tas ganas nesunaikino, na jis ne ganas, aišku, labiau. Šitas rimtesnis ginklas prieš groteles ventiliacijas. Gerai. Taip, čia turbūt reikia čia šokti. Ja, nedaug galvojant. Taip, čia radiacija yra, radioaktyvus, bet aš labai nebijau. Aš tiesiog bėgu ir viskas, daug nesigilindamas. Taip, ir niekur nenubėgu. Nes man reikia ten turbūt. Nu gerai, teks biškį pašokinėti. Ai, aš truputėlį ignoruoju. Atsiprašau, kad taip negražiai elgiuosi. Gyvybių pas mane daug. Ir nežinau, čia reikėjo dabar. Gali būt, kad ne čia. Pala. Ai, ašgi pro čia atėjau. Tai kur aš čia nuėjau? Visai kvailas. Grįžau prie ten pat. Jo, čia tik kvailai pasielgiau. Ne, čia kažkur reikia eiti. Man čia va reikia eiti, taip. Kvailokai pasielgiau. Nieko būna. Čia va... O, ginklą atidavė. Gerai, kaip tik nėra ko šaudė, tai labai smagu. Taip, čia gerai, teisingai. Čia vėl radiacija. Bet, kaip sakau, radiacijos labai nebijosim. Va čia, man atrodo, per tas Volgas reiks šokinėti. Ramu, viskas. Tamsu, nežinau tiesa, ar čia realybėj. Ne, čia realybėj šviesa, man atrodo, būna. Au, biškė. Taip, čia jau reikėtų, aišku, va iš tai... Ui. Čia dešinių klavišų biškį. Jo, čia reiktų, aišku, pasimėtyti, bet aš jau čia praignoruoju truputėlį. Jo, tiek to. Bus tų gyvybė. Išsigydysim tą radiaciją, pasaulį išgelbėję. Taip, dabar tada... Kas čia? Kažkaip man per pavojingas tas ginklas, šitą nelabai moku apsėti. Va, tiltas. Wow, tiltas geras šitas. Čia bus smagu. Pavyzdžiui, dabar. O, geras. Gerai, mašina. Grįžtam prie automobilių. Taip, dabar kas su automobiliais gero. Pirmas dalykas, tai nėra kur važiuoti. Tai vėl įsijungiam ir pasitikrinam, kad tikrai nėra. Man atrodo, man reikia va čia šokti. Taip. Jo, čia prakrenta visas šonas. Ir tada šitie automobiliai, jo, aš čia negaliu užvažiuoti, nes šitie automobiliai trukdo. Tai reikia vėl tvarką daryti. Man šitas patinka žanras. Visos Volgos per bortą, viskas, viso gero. Malonu buvo, patarnavot užtenka. Jo, čia vis tiek sulūžusios ir jūsų nerestauruosim. Viso gero, ačiū, malonu buvo. Nu, dabar turėčiau čia nueiti ir man atrodo tas tiltas labai kaip tik smagiai kabo. Ne? Dar ne? Ai, kažką dar reikia padaryti. Arba ne, arba nereikia. Jo, čia smagiai. Pala, aš jau viską praėjau. Va, jisai atvirsta atgal. O man to ir reikia, nes mangi čia reiks nušokti. Gerai, varom. Čia kaip tik va man paruošta platforma, kur aš nušokčiau gražiai. Ir aš čia gražiai užlipu. Ja, ir dabar jau važinėjimo, kaip supratot, bus. Grįžtam prie važinėjimuose. Gerai. Wow. Suvaldyti reikia. Aš įsijungiau tą turbą. Oi, geras. Taip nereikėjo daryti. O ką daryti dabar? Specialiai tai padariau, nes nenoriu laukti. Jo. Susimoviau. Jo. Nu, aš su to turbo tai gerai. Čia turbūt reikia praleisti kažkaip. Čia galime irgi aišku pasišaudyti, bet šiaip tai turbūt paspaudžiam ir važiuojam. Ne? Dar nepakėlėm? Ai, reikia palaukti. Kur taip skubinti? Gerai, mašina žema. Ne tiek žema. Mašina žema, gali važiuoti. Ai, aš vėl shiftą spaudžiu. Kaip man atprasta shiftą spausti? Jis ir taip važiuoja, bet tu shifto puikiai. Taip. Varom. O, dabar reikės į tą White Forest važiuoti. Čia bus pasivažinėjimas. Jis smagus beje šitai miškeliai, man visai patiko. Jums irgi vėl patiks. Tai, kai nežinai kur važiuoti, sušoki, op, į šoną. O, į upelį. Op, varai upeliu. Taip, tada varai. Tada vėl nežinai kur važiuoti. Tada važiuoju į šoną kur nors. Va, čia pavyzdžiui, jo. Aš jau pagavau, kaip čia važinėti reikia. Kai tik tai nesupranti, kur važiuoti, iš šono kažkur suki ir viskas.
Šiokauju, šiaip tai čia pakankamai painu būna, kur važiuoti. Nu, nelabai painu. O, ten kažkokia bazė. Gerai, man reikia į kažkokią bazę. Faina, kad kai nešnekėjus, tai neaišku, ko man reikia iš tikrųjų. Man reikia sunaikinti tą portalą, jeigu taip trumpai. Nu va, jau kažkokią bazę atvykau. Galima čia sustoti, jau senai buvom viduj. Jo, beveik niekur nebuvau. Galima kur nors atsidaryti, pažiūrėti, kaip čia gyvena. Čia turbūt šaudytis reikėtų irgi, bet... Niekas čia man... Ai, kad čia net nėra ką imti. Gerai, o kitą. Apsišvietėt? Ai, čia net neina. Nu ir nesvetingi. Važiuojam toliau. O, vėl ant turbo. Vos išvairavau. Taip, kur važiuoti, ar ten. Gerai, čia labiau noris. Kažkada. Bet čia gal labiau nėra kelio. Tai gal tada... Ai, va, yra. Tik reikia paieškoti gerai. Tai va, čia kažkur nuo kalno. Nu, žiūrim, kur kaip ir toks, va, atseit biški, yra toks pilkesnis tas kelias. Jo. Tai ten ir varom. Taip, gerai. Kol kas liktai viskas važiuojasi puikiai. O, loading iš vis gerai. Tai va. O, 306. Nu, tai čia užtruksim jau. O, į medį, kai dėjau. Tvorelė. Gerai, kad tvorelė yra biški ramiau, kad nenulėksiu nuo kalno. Čia kažkokia, aš atsimenu, buvo, kad ten kažkas puola, turi bazės, ten visi ginamės kartu. Jo, ten kažkokia toks buvo lygis, bet čia turbūt jisai praignoruotas bus. Čia, net nežinau, turbūt važiuojam toliau. Ja, nesvarbu čia viskas. Viskas čia nesvarbu, svarbu pravažiuoti. Aš vėlgi speedruninu. Oi, čia, oi, kaip negerai užsikėliau. Gerai, kad žinau, ką daryti. Daryti tai reikia va taip. Nu ne taip, reikia atkelti. O tai net kilsi viršų? Ne, tu turi dabar. Va taip atsikelti. Ašgi tai važiuoti noriu. Ką tu galvoji? O tai geras automobilis kėbulo galėjo bent įdėti. Taip, čia to važiavimo aš atsimenu nemažai bus, bet nežinau, ar čia tiksliai važiuoja. Nu, sužinosim tą, aišku. O, čia į vidų kažkodėl mane? Kodėl mane į vidų? Ką man ten į vidų reikia? Man ten nereikia nieko. Kažkai važiuojam į kitą pusę. Kažkas nesąmoningai mane veda. Aš labai tikiuosi, kad net gal važiuoju. Nors panašu, nes aš čia, man atrodo, važiavau jo. Į šitą atsitrenkiu. Bet aš nevažiavau. Jo, palauk. Geras. Čia nesitikėjau pasiklysti šitą vietą. Čia nelabai yra kur pasiklys, bet aš sugebėjau. Viskas gerai. Ir nežinau, kur važiuoti. Čia, ten irgi buvau, ten irgi nepatiko man. O čia atgal nuvažiuos. Nebus taip. Ne, čia jau nesąmoningai važiuoju, plus čia niekur nenusivažiuoju. Gal bus šios kelias, aš tik nematau. Ne, nėra kelio čia. Geras, vėl pasiklydau. Bet labai kvailai. Čia, bet čia aš vėl atgal grįžtu. Ne? Jo. Ai, o čia gyva. Taigi mano mašina tai sugeba daužyti šitos. Gerai, kad radau. Jo, dabar smagi vieta. Kaip čia tas žaidimas su mobiliu yra, kur toks vyrukas bėga per traukinius. Tai va čia labai panašus siužetas. Reiks tarp traukinių streifint. O. Moskvičius vietai. O, štreifinu. Čia visai smagu daužyti dėžes. Bet daug nedaužysim. O, va čia ypač tas suplajam, nes kažką duodavo šovinių. Čia kurios net nelabai ir nusidaužo. O, per tunelį. Dabar nežinau, per kairę ir per dešinę. O, per dešinę, aišku. Prieš eismą. Ai, ne, kaip tik. Nebus traukinio, ašgi čia alone. Taip. Gerai. Taip, čia negalima važiuoti, aišku, kad važiuojam. Ja, va šitie va burbulai, man atrodo, rodys man kur važiuoti. Šitokia idėja. O, čia viskas gerai, va. Opa. Štai susimėčiau. Važiuojam toliau, jo. Čia taip kai kur reikia šokti, jo. Gerai. Čia irgi gerai, aš iš pradžių buvau čia susimėtęs gerokai, čia pasirodo reikia tiesiog apsisukti ir važiuoti toliau. Nes čia jau kitą kelią papuolį pasirodo. Aš ten kažkaip atsimenu, pada grįžinėjau pėsčiom, bet ten nelabai grįšiu su mašina. Jo, va čia iššokęs. Čia pasirodo toliau varai. Toliau žaidimas.
Jo, varai. Beje, kai bus pabaiga, tai aš patylėsiu. Jo, ten įdomi pabaiga, beje, ne tokia kaip žaidime. Jo, bus kitokia, kaip aš suprantu. Nu, gerokai kitokia. Jo. Taip, gerai, varom. Čia likti? Jo. Bet man atrodo... Ai, ne, čia, man atrodo, dar baigėsi. Čia liktai, bet norisi atsidaryti, bet man atrodo, čia reikia man tiesiog praeiti. Ja, va čia atsidarai, čia pakrenti ir... Negaliu patraukti niek. Ten turbūt, ja. Čia vėl kažkokia bazė. Bazė turbūt čia reikia. Taip, stancija 21. Stotis 21, gerai. Jeigu stancija, tai stancija. Einam į stanciją. Bus loading, ne? Jo. Sakau, kad duris. Klibinu, turi atsidaryti, man atrodo. O gal ir ne? Taip, stotis 21. Kas čia? Kažkoks tai. Vėl radioaktyvumo bus. Gerai. Ai, čia aš viską žinau. Čia va taip pašoki, po to varai kaip psichas biški pasi šitą ir po to tiesiog pasiemi mašiną. O mašina per radioaktyvumą dzinė. Tik taip neužstrikti. Jo, viskas easy. Tai shiftas svarbu nelaikyti. Jo, ir va tie kubeliai man dabar rodys, kur važiuoti daugiau mažiau. Tai gerai važiuojam. Nors jie ten ir klaidins, man atrodo, biški. Gerai važiuojam. Kažkas mes nubrėžė kelius. Kad būtų aiškiau. Ja, kol kas viskas gerai, kol kas labai nenuklaidino. Ten, man atrodo, jo. Per tunelį vėl. Gerai. Nu, ilgesnis 42 minutės jau būčiau praėjęs episode 1. Episode 2, ne taip greitai. Taip. Čia smagus man šitas miškas visai kažkoks, nors ir miškas. Ai, čia ten jau nebėra kelio, o čia yra prašta, man atrodo, jo, kaip tik tai, ko man reikia. White Forest, jo. Galiu išeit parodyti. White Forest Inn. Važiuojam į White Forest Inn. Tai va, varom. Serpantynai kokia. Varom. Šifto jau stengiuosi net toliau ranką laikyti, kad atsargiai būtų. Taip, čia kažkokia degalinė, bet man atrodo, man čia nereikia. Čia man atrodo nieko gero su degalinė. Tiesiog važiuoju toliau ir viskas. Ten galima sustoti vėl. Man per šitos serpantynus reikia nuslidinėti, man atrodo, jo. Miestelis visai kažkoks. Ne visai rytų Europos, man atrodo, tokių kalnų nėra. Čia nebent kokia Lenkija, bet ne, čia Lenkija. Tokių nebuvo. Gerai, toliau. Va, čia, man atrodo, čia reikia šokti. Jo, labai gerai. Dramatiškai taip, bet gerai. Galima buvo labiau nušokti, bet... Čia aš ne į viršų kylu. Man atrodo, man žemyn reikia. Aš ten tam ir šokau. Jo, ne į tą pusę. Biški. Tas turbo padėjo, bet neilgai. Man į tą White Forest Inn reikia. Faina mašina tokia, mašinytė. O čia aš ne žemyn, čia viskas gerai, čia tolin važiuoju. Varom. Vis tuneliukas koks nors. Ja, tuneliukas dar vienas. Vėl. Tai jeigu nežinai, kur važiuoti, vėl iš šono, turbūt kažkur tai. Va, čia va.
Vėl upelis. Jo, gerai. Ir kažkur čia, man atrodo, irgi čia ne iki galo, kažkur čia bus išvažiavimas į viršų. Man atrodo, aš atsimenu. Gal čia? Va, čia. Toks nelabai matomas, irgi galima lengvai praleisti. Na, aš kažkada radau pats, ne be jokių ten, bet jo. Tai ir dabar radau pats, taip pagrybauti reikėjo. Jo, šiaip gana randama, čia vis tiek tas žaidimas jie, kai kūrė, jis toks akcentuotas į tai, kad vis kažkas vyksta, kad tave vis veda, kad nenubodžiautum. Ir parodo, kur... Jo, o čia viskas. Iš tą bazę jau nebeįvažiuosim. Ir čia tada jau galim judėti. Taip, kaip mūsų tas... Kur ten tas? Net nesimato. Jo, čia yra atominė, man atrodo, paleidimo bazė. Jeigu aš neklystu. Neklystu. Nes... O, kameros fokusas kažkur dinginėja. Ne, grįžo. Jo, čia yra bazė, čia irgi būna šaudimasi daug, bet nieko tokio. Jo, netgi rodo. Ir dabar ką mes padarysim? Paleisim jiem. Tai parodysiu ką. Jo, truputėlį spoileris bus. Ai, čia reikia spausti turbūt. Čia ilgai reiks važiuoti gana. Nu, ne taip ilgai, kaip ten kažkur buvo. Kaipgi mes tvarkysim tą portalą? Tai parodysiu, su kuom tvarkysim. Tačiau paskutinės 10 sekundžių, sakykime, 10 minučių, ne sekundžių. Nu va, matosi turbūt jau. Labai jau čia ilgai važiuoju. Nu va. Raketa. Čia va kažkas, tai nežinau, kažkokia gal sprogmuo. Jo. Ir galima netgi žemyn nusileisti truputėlį. Na, čia didelė. Galima žemyn dar labiau nuvažiuoti. Na gerai, pavažiuojam. Vis tiek jau čia paskutiniai žingsniai. Jo, įdomi. Šiaip, kiek žinau, Lietuvoje, man atrodo, Lenkijoje ir Latvijoje čia yra tų vietų, kur buvo raketų paleidimo tokios bazės. Tai gal net, kadangi čia Eastern Europe, tai gal net ir panašiai kaip pas mus buvo. Nors aišku, čia turbūt fikcija viskas. Neturbūt, tai tikrai fikcija tiesiog. Gal kaip labiau įsivaizdavo. Gal kažkokios buvo. Aišku, josgi slaptos būdavo tos bazės, bet jas šiais laikais tie digeriai vadinami. Kas čia? Further unauthorized use of any override will be dealt with summarily. Mr. M. Gerai, spaudžiam. Taip, ir ką, aš čia turbūt grįžau. Ir tada aš einu į tą kitą, jo. Teisingai. Į paleidimo dabar jau. Į tą paleidimo. Tai painios kur eit, bet man atrodo... Čia viškai susipainiau, geras. Ne čia. Geras. Okei. Ai, tai gal aš vis tik ne čia esu, jo. Aš kažkaip sumaišiau vietas. Man atrodo, kad pro čia gali išeit, bet čia negali išeit niekur. Ir net ir nebuvo numatyta čia, kad čia išeidinės. Turbūt man reikia atgal grįžinėti ir viskas. Nebent va pasiimti truputėlį daiktų, pasipildyti ir viskas. Jo, čia turbūt kvaila buvo eiti. Ten kitur reikėjo, man reikėjo... Šiaip aš vieną kartą žaidžiau, tai aš tiesiog iš bazės iš karto kliuvau paspaudžiau ir iš karto pasukau į dešinę ir ten išeini iš karto į valdymo centrą ir viskas. Aš čia tiesiog norėjau tą raketą parodyti, tai va. Čiagi nedaug. Vis tiek video iki valandos bus, manau. Ai, dar toliau nuvažiu. Gerai. Nu tas aišku, kur ten latės lėtas labai liftas, tai nervuojas, aišku, kad taip. Sutinku. Gerai, laiptukais į viršų ir viskas einam tada ten pat, kur buvau.
Jo, lėtai važiuojam atgal. Ai, ne taip ir lėtai. O, iš tą pusę greičiau kažkaip. Ai, ne. Be reikalo pagyriu. Kas čia per sustojimą? O kam laukti? Taigi važiuojam. Ai, čia reikia palaukti, kad tu... Na gerai. Kad aš pamatyčiau. A, dabar jau pradėjau važiuoti. Na gerai. Greičiau galime antrą pavarą. Oi, aš geriau nespausiu, po to gal dar pradės važiuoti. Aš jau čia ir taip kankinuos. Jo, kai be priešų visai jauku čia. Smagu visai. Jokios dramos, viskas paprasta. Nu, bent čia greičiau baigsis viskas tikės. Nu, atsidaryk tokį. Va. Ir dabar aš čia einu, ja, va tos duris buvo į dešinę. Vis kai paspaudė, tos užsidaro. Viskas užsidaro, čia turbūt kažkokia. Jo, saugiai labai. Nu, čia apsaugota turbūt, nu, kad nieks nesusprogdintų. Taip, tai ten man dar nereikia, man reikia į valdymo kambario. Vandlybą, man atrodo, per liftą jo. Į viršų. Valdymo pultas bus. Va. Tokia biški erdvesnėje vietoje, kaip nekeista. Va. Ir čia yra, čia ta aikštelė paleidimo ir spaudžiu. Va. Čia beje galima bus išeiti, tai jo. Žiūrim, 203. Va, dangtis atsidarė tam priekį. Kažkokią talismaną pasidėjęs. 8. 5. Nu kągi. Išskrydo. Gerai, dabar galima ką padaryti. Išeit va čia va, yra tokia vieta į kiemą ir pažiūrėti, kaip jinai skrenda. Va tas dalykas ir kaip jinai skrenda. Net screenshotą pasidarys. Nu, žiūrim. O. Opa. Viskas. Uždarėm, baigiam visą šitą pragarą. Nu ką, viskas, išeinam. Einam tada iš čia. Jo. Ir čia valdau nebe aš. Pažiūrėkit. Tai va, what's wrong? Are you okay? Ja. Viskas. Tai va toksai va žaidimas. Įdomi pabaiga visai, nelabai suprasi, atsuka kažką, ne, nu, čia interpretuojam kaip norime, ne, visą atsuka visą veiksmą iki pat pačios pradžios ir ten, jo. Tai va, viskas. Žaidimas fainas, ne, kiek čia, truputėlį patildysiu turbūt per garsiai. Labai patiko, jo, greitai, nu, praeinamas gana greitai, nes, va, tai toksai tikrai faina ir jau dabar turbūt 3 kartus peržaidžiau, šitą jau jums nufilmavau, tai tegu jau ir lieka. Jo, tai pažais gal ir faina, nežinau, jeigu nežaisi, tai su manim pažaidėte, ne, man atrodo, užtenka tikrai pasižiūrėti. Aišku, turbūt verta ir pilną versiją, nu, ta prasme, tą be modo pažais. Ai, beje, ypatingai dar primenu, ne, yra tas Half-Life 2 update berods vadinasi, kuris jau yra su visais RTX-ais, retracinimais ir taip toliau. Tikrai žymiai geriau atrodo, aš irgi truputėlį bandžiau,
Tai fainai, tikrai geras žaidimas. Čia aišku, su sąlyga, jeigu RTX plokštę turit ir visą kitą. Tai va, ir labai rekomenduoju, tai nuo manęs asmeninė rekomendacija, tai vietoj pirmo Half-Life'o Black Mesa žaidimą, kuris yra irgi Steam'e, tada šitas Half-Life'as antras, epizodas 1, episode 2, kurį va tik praėjau, tada Half-Life Alyx, ypatingai su VR akiniais, nu ir tada aišku Portalą ir Portalą 2, labai geri žaidimai, abu Valve's ir tai va, toks tikrai geras dalykas. Tai va, čia nežinau, ir jaunimai bus, kurie dar nežaidė, ar ką, gali tiesiog pasižiūrėti, nežinau, jau pasižiūrėti, o kažkam gal bus motyvas pažaistis. Tai va, turbūt viskas. Special thanks dar čia va, modo kūrėjai kažką darė. Gerai, viskas, ačiū uždėmesi, turbūt jau toliau nebejudinam ir viso gero.